Pamiršau jau, supranti. Čia atvirkščiai, prašau. Jau pamiršau, reikia. Kur dabar? Jūsų dirbtuvės? Jo. Mana. O čia jau jo, suprantam, tą visą grožį. Jo medis. Kitos materialas, lengviau dirbu. Jie čia rasti darys, bet... O čia rasti daiktai ar čia? Ne, čia jo kūryba. Čia kažkaip kitaip jau. Čia mūsų supratimu. Jau mūsų pasaulis. Jau mūsų pasaulis. Suprantamiau. Bet už tai, kai suprantama, nebėra klausimų. Ne, nu klausimų būtų techninės prasmės ar kokios, bet taip, kad viską padaryti. Kažkas nesutilpo, gal biškai paėmėm į priekį, pakvieskite kažkas tai. Man tai labiau va tie akmenys ten yra, kur taip gražiai padaryti, va tai ten yra, o ten yra darbas. Vyrai mėgsta kietesnius daiktus, o moterim, tai čia jeigu aš reikia labai daug gėlių, gražių nuostatų, kaip fonas. Tokie sutvėrimai. Gerai, kas čia per bulvės, bandekės? Bulvės. Pati tokia versija, kad čia baugus. Nes pas jūsų karo tematika labai jau tokia aštri. Tai runkuliai, Dabar jau reikėtų apsijungti kainas, čia yra daugiau vietinio krašto. Akmenis vadinasi. Runkeliai. Runkeliai dar vienas pavadinimas, gal dar kas nors turi. Bulvės. Kaip panašus. Bulvės. Bulvės. Nu, bulvės nelabai. Gal pas jūs ten šitluotėjai tokios bulvės? Jo. Ruokas. Kelias. Vat ne, ir iš tikrųjų iš ekskursijos tų dalyvių labai retai kas atspėjo. Čia augalas stebuklas. Topinamkas. Reiškia, su ekskursijų vadovai biškį problema ir prie skulptūrų nelabai paaiškina, ten jūs jau turėt matyti. Tokių formų centrinė aikštė, kur buvo tas 3 skulptūros, tokias pastatytos dramatika, ant tų skulptūrų taip pat buvo šitą. Atkreipiu dėmesį. Kur yra? Centrinė skulptūra, pati vidurinė. Buvo 3 asmenybės. Laisvamanis, kaip sakytai, ne? Kaip? Laisvamanio? Ne laisvamanio, o... jo, teisingai. Vidurinis. Ten kabojo ir jūs panašiai. Tai didesnės formos. Tai ką jūs norit pasakyti, čia organus? Ne organus. Jeigu kaboja. Tai ne visi organai kaboja. Nu, tai tokio spėjimo nebuvo. Alkanam duona. Yra ką kitą pasakyti. Nu ką pasakyti? Gražiai kaboja. Tai kabojo lašais. Čia lašai. Ten buvo Niekada nespėjęs. Dievaičių Lietuvoje lašai, ten buvo ten centrinės kultūrai, nes jisai turėjo patį slapimą. Lietuvos dievaičių. Nežinau. Nu, jau kaip pasakėt, gal iš meninės pusės. O parke, jeigu parke buvo, iš keletą parką papasakosiu, o čia yra parko teritorija, visokius paveikslus yra, kur jūs gal viso parko neturėjot. Buvo tik tai centriniai dalyčiai yra mūsų rajoninių švenčių vietų pagrindinė. Čia dar daug kas nėra. Tai kažkas sako, ten šis statybos yra nebaigta, sakau, nebaigta. Vat, turėtų, kokia vieta yra padaryta dabar pagal tą visą? Iš tikrųjų padaryta tik va yra tas bokštelis ir šis bokštelis ir šitą va estradą. Čia planuosit. O čia yra planuose. O tai taip turi atrodyti tą erdvę. Jūs padarėte įspūdį pati tą erdvę, ne? Įsivaizduojate, jeigu padarytumėm taip, ką būtų
Va, Jo. kaip visas va parkas atrodytų taip, kaip va dabar čia. Jau lankytojai tai sulauktumėt. Sulauktume, ne? Taip, Gerai, taip dabar, ir taip dabar, jau dabar iš įdomu. Jurgaičių Ir ne pasakė, tik- kad Ir sulauksime. ne tik iš Lietuvos. Taip. Jeigu jis būtų visas įgyvendins, ir ne tik iš Lietuvos. Aš sakyčiau. Jeigu tai parką tos tų moterų portretų, man kaip rol telefonė, aš dar suneštume čia, tai tikrai lankytojų daugiau būtų. Nu, tai va, iš tikrųjų šitas parkas, būnant pačiam parke, nelabai gali įsivaizduoti. Tai aš nusipiešiau tą didelį paveikslą. Čia gal taip įžiūrit, yra dar bikai nesupė. Vadinasi, teka tokia kontūrinė linija. Ir čia gal žiūrit, nosis tokia, nosis skylė, čia burna, o čia smakras. Ir Matyt. Ir va, būtent šitai vietai vyksta kultūrinė veikla viso rajono. O, jo, ir panašiai kaklo zonai, kur balso stygos formuojasi. Kaip įdomiai yra suderinta tematikos, sakykime, tas veidas ir per šitą veidą, šitos zonas, per burną, visą tą kultūrinę raišką, garsas, muzika, visi atlikėjai atlieka ir lyg tai išeitų jų visą per burną. Šitai vietai, dabar virtuvėlė mes esame toje vietoje. Ir čia į akmeną, savotiškai išteka visą tą informaciją pro tą vietą. Tai aš esu tokiai labai dėkingai zonai, kur viską gaunu iš šitos galvos. Ir neduotų ir galiu ir pliurkti. Jums darau daug ką pasakoti ir sapnų gauti, ir esu gavęs kai kurios tokius gan vertingus. Ir labai yra dėkinga vieta šitai gyventi, vieteliai. Ir taip susiriktavoja, kad sustatė mus kažkas, ne tai, kad aš dar net nežinojau, atsikėlęs iš tą vietą, kad ta galva egzistuoja. Čia šitą namelį įsigijau dar būtent to perversmo, sovietinio perversmo. Aš jau atsiraitam gaisinės pastatas, čia buvo balionų užpildymas vartis, o paskui tėvukų namą įsigijau. Ir tai čia gal jums tai atrodo kaip ir fantazija, čia realybėje gal to nėra. Tai aš jums patvirtinsiu tik kaip dokumentus, tai iš tikrųjų yra ten daug. Ir žemėtvarkos planas, ir žemėtvarkos plane, minėjau, ta kontūrinė linija tiksliai yra. Ir tik tai jis yra atverstas dar, čia yra liukščiai, o čia gulintis aukštėlis. Čia yra pats originaliausias ir nepaneigiamas faktas, kad tai egzistuoja. O čia dar kita būtent konkretesnė versija parodžiau, kaip vertikaliai jisai stovi. Ir tik tai įdėjau akį, ko iš tikrųjų dar nėra. Jo, ir, nu, tą, sakykime, nosį biškį gal gubrį šiek tiek tą vietą paryškinau ir smakrą. Čia ir mano vidėjimas rankų. O taip viskas, visą tą kontūrinę tiksliai yra. Ir net visą takų struktūrą atitinka pagal raukšles. Ir, sakykime, čia balso stygų tavo vietą. Visas tas savotiškai vos ne kažkoks dvasinis modelis pateiktas. Šitą erdvę yra tikėtina, bent jau aš esu įsitikinęs, kad ne šiaip savo visi tie dalykai sudėlioti. Čia yra buvus kažkokia neseniausio laiko islamų veikla. Ir net ir pats upeliuko upė Ščiukersinis takas yra Praginis. Galva čia pat, upelio pavadinimas Praginis. Ir šitoj vietoje ritualinės apeigas vykdavo katalikai čia melsdavo, tą vietą vadinamą kryžiaują. Turim tokią ypatingą vietą, kurios reikšmės ir to šventumo patys dar nesam iki galo suvokę. Ar jis yra, nėra, aš keliu versiją, kad taip galėjo būti. Nes pats pavadinimas pragaras yra savotiškai susijęs irgi, gal net turi panašumą su Ramžius, Simonas Daukantas ir minėjo su Žemaičių Ramžius. Ir rytų tokių zonų Lietuvoje, Žemaitijai, net kai kurios vietos yra įvardintos dievaičių vardus. Rekčių sekant vietos krikščionių dievaičių. Turėjo savo įtaką. Mes turim tokį ypatingą veiklą, menininkai labai stengiamės kurti. O batai biškiau